tokios šalies, kur yra Europai, žinot. Tikiuosi nestumiau kokią pagalį. Bliam. Da, akmenai kartais skembai. Tokie šūdai. Šonuose daugiausiai, man atrodo, yra čia. Visada. Esu rakto ištraukęs. Koks geriausias radinys tavo buvęs? Tas telefonas. Ai, žinau, kur yra paskendus mašina, tai nežinau, gal nueisiu ten pažiūrėti. Ten jau labai senai. Kažkoks žmogus numetė, kad padarytų, kad gautų pinigų, atseit, kad nuridėjo į vandenį. O prie čia vietoje? Prie manis į apačią ten nueini ir paskui ten vandenį tam yra mašina tokia. Tokia geltona. Kažką čia jaučiu. Tikiuosi ten plyta nebuvo. Atrodo plyta, ar ne? Jo, atrodo plyta. Ir dar kažkokį šūdą turiu. A pirmą kartą esat matę tokį dalyką, kad... Ne pirmą, mano draugai, mano brolio draugai su tokiais. Nes man atrodo, dažniausiai Lietuvoj ne visi, tai retai kažkas mato tai. Atrodo, Lietuvoj kažkas retai mato tokį, kad kažkas daro tai. Vieną kartą pravažiavo kažkoks žmogus, sakė, čia žuvų nerasi. Sakau, žinau, mėtų magnetą. Ką? Nenori pabandyti patiltumės? Esu bandęs. Čia man tai, manau, geriau, jeigu tokia mėtų pusės tiesiog tas tiesiai, va taip. O kaip ruočiau, jeigu taip varytų, tai po tiltų pametu, va taip ir traukiu.
Aš ant čia uždėjęs vos nuėmiau. Gerai buvau ištraukęs iš vandens metalą tokį ilgą tiesų, tai išėmiau. Aš jau tikrai mūsų mokyklai, ne? Ne. O čia neinat? Dar jaučiu spėju. Jaučiu netoli čia gyvena. Na, šiaip, to, što patarčiau, va šiandien Agrįžų einant, yra iki Tytuvėnų dvaro toks tiltas. Nes daug žmonių pameta dalykus. Reikės pažiūrėti, jeigu rasiu kažką, bus labai gerai. Nu, telefonas jau nelabai taip jamai. Nu, galbūt iPhone'us labiausiai imtų. Nu, telefonai labai mažai turi metalų. Tai gal va tas magnetas patrauktų, jeigu nėra, pavyzdžiui, užspausta su kažkuo. Bet gal nėra didžiulio žiaur šansas. Nieko gero labai taip. Bet tiek geriau nei tokie šūdai, kur nieko nesver. Jo, turiu. Bandysiu su to sudaužytą, nu turėtų sudaryti. Metalo detektorium daug ką gero galima. Čia? Ne čia, nu tipo, Žinau, turiu. Namuose einu arti prie tokios vietos, bet esu radęs variklę detalį. Kažkas jaučiu pavogė užkasė. Druskas uždėjo. Žinot, ką druska daro? Na, dar, kad rudėtų metals kuo greičiau. O. Ten, kur riomeriai būna, čia daug ko gero galima rasti. Mano brolis ten nuolat su metalo detektoriu eina. Nenoriu čia vaikščiot labai. Žinai, kodėl. Negalima su metalo detektoriais labai taip. Gal gali prisidirbt. Pas manęs yra toks kalnas, kur istorinis. Tai vieną kartą nuėjau greit, kol nieks nematė. Pakasinėjau kamštukai nafik vien. Esu alkoholiką einai ten gert. Nieko gero. Nenoriu. Šiaip rusų bomba buvo kažkur pamikta. Būtų įdomu. Išimt. Kur ant kelmo buvo. Ai, dar vieną. Ten, žinot, kur Dubysai yra. Jo. Tai va ten varysiu kokią dieną su metalo detektoriu. Sakė man vien žmogus toks, kad ten buvo karo zona. Ir sakė, kulkų pilna yra. Sakau, bet neprisidirbčiau, kad eičiau. Sakė, tiesiog eik ir niekur nekelk, nepilmuok. Ir viskas bus gerai. Jo, bet nefilmuoju, niekur nekeli ir nieks nežino ir gali varyt. O tu kažkur keli? Jo, YouTube. Norit iškirpčiau jums? Iš video. Gali palik. Nelabai toks geras. Na, 3 video sukėlęs. Neturiu daug laiko, taip labai. Navigaus pavadinimą? Suprantat anglų? Jo.
tai RD. LT Magnet, vala. Neatsimenu pilnai vardą. Vieną peržiūrą turi, tai nelabai toks jau. Nu, tai dabar jau neturėsi. Šiandien kelsiu Davidį LT Magnet Hunter. Kas toks? LT Magnet Hunter. Žinot, kaip Lietuva magneto žvejybės, ieškot. O su tarpu? Ką? Su tarpais? Jo. Aš nesuprantu, kaip dar ten tą liką man peržiūra. Aš tai nežiūrėčiau tokių video. Kaip aš žiūriu per kompą, kažkokie netokie geri. Bet taip sunku metalą parvežti namo su tokiu dviračiu. Nelabai taip lengva. Reikėjo. Net ne mano dviratis. Pasiskolin. Dar įkelsiu, šiandien kaip važiavau su dviračiu link tos vietos. Turiu video, kai važiavau čia nufilmavau, kad tiesiog parodyt, kaip toli važiuoju. Žvyrkeliu ten nėra labai patogu. Tai da žiūriu dviratį pasiimt, gal kažkokį pasiimsiu normalų. Gal bus geriau. Negaliu labai taip čia daug retai galiu atvažiuoti, bet po 7 valandos galiu atvažiuoti, tai stengiuosi atvažiuoti. Labai mažai turiu laiką. Negaliu taip labai važiuoti. Po 7 gal 8 valandą. Šiandien atrodo atvažiuoju 8 valandą, jeigu neklystu. Ir filmuosiu video gal tą valandą kažkur. Gal nukirpsiu kažkiek. Mane kas užknisai, kad tas GoPro video tai padarė, pavyzdžiui, 15 minučių, 17 ir tiek. Pagalys vėl. Kalbėčiau lietuviškai, bet stengiuosi, aš noriu kuo daugiau visą pasaulį, kad galėtų žiūrėti ne vien lietuviai. Kągi, lietuviai nėra tiek daug. Tų anglų, kur supranta, aišku, žmonės, kurie angliškai. Geriausias sėkmės su jų. Ačiū. Vis. Gerai, te. Ačiū. Okay, so we wanna start again talking now. Let's see, can we pull out something cool or nothing?
hoping to pull out something cool. If not, that's kind of sad. Okay, so we gonna bring the metal to the bicycle, and we're gonna, I want first to put in the metal at this box that it will be going around in the bicycle. So we're gonna put here the metal because it's gonna be easiest. I will just take it when I go home out of here, and that will be easy for me. And I will then will not need to drag around those, like, I don't, and I will be putting this in here because I don't want this metal to be like in the bicycle. I don't want it falls out and punches the tire, and I would have to walk home, which I would hate. I would hate it, and that would be a hell. So I will be finishing up the video right now because maybe I just need a new place because I think I fished out everything and it doesn't seem worth it to magnet fish here for now. And we're gonna be finishing off with this. Yeah, nothing. Okay, so I won't take this and to pack it up. Okay.